Labas, labutis, mano vardas Tarun. Aš vedu suaugusių žmonių gimtadienius, vestuves, įvairius viešus renginius ir vedu moteris prie auto. Per renginių žmonės skatinu bendrauti. Vietoje kurių dainas improvizuotus palinkėjimus. Kad tu įsidarbintum naktiniam klube. Dar žmonėms skiriu improvizuotus eilėraščius. Jūs tikriausiai žinote tą dėsnį apie mamas, kurios vienintelis sugeba apipirkti savo sūnų, nes sūnus pats nesugeba nusipirkti rūbų. Aš žmonės įtraukiu aktyviai su manim dalyvauti, kartu dainuoti, o ne tinginiauti. Renginiuose naudoju beatboxą. Naudoju eterinius personažus. Na, žmonės nueina pas velnį kabinetą ir velnis jiems užduoda klausimus. Kaip jūs nugyvenot savo gyvenimą? Kokių nuodėmių padarėt? O kaip triratis? Triratis! Tai gali važiuoti be ratų iš viso 60 km. Ir ką dar galėčiau daryti? Garsinti filmus. Yra prasmė. Galbūt jūs įeisite pro tas duris ir sutiksite velnį. Labas vakaras. Aš parašiau knygą, kaip lengvas būdas mesti rūkyti. Ką dar galėčiau daryti? Rašyti dainas tam tikromis progomis. Aš taip norėčiau dovanoti kiekvieną. Laisvės, laisvėj nulis. O ar atsimeni šiandienos pietus? Pamenu, paimdavau lapus 8, suklijuodavau į vieną plakatą ir jame nupieždavau